Tik pernai įsteigta politinė partija Nemuno aušra laikoma viena pagrindinių artėjančių Seimo rinkimų favoričių. Partijos lyderis Remigijus Žemaitaitis neslepia pasitikėjimo savo jėgomis ir kalba apie paramą net iš užsienio monarchų. Ką tik parėjau pas karalių. Susitikau su karaliu, su juo pasišnekėjau. Sakau, žiūrėk, bičiukas, turiu tokią problemą. Sakau, man reikia, tokius kunigaikščius Landsbergius patvarkyti ir visą šitą išžudį. Bent jau pinigais Norvegijos karalius Nemuno aušros tikrai neremė. Bet kas tikrai ir gausiai remė, tai už bandymą užsiimti kokaino prekybą nuteistas partijos narys. Kaip supratau, ko gero jaučiamas ir kokiam jaunimėlį kokį penktadienį sugalvojo padurniuoti. Na, kaip bebūtų, kokainas yra kokainas, o 50 gramų netiek ir mažai. Taip, tai gal sutarausi ir viskas bus. Šiaip tai labai komunikabilus žmogus, štai. Islandija. 2020 m. gruodis. Būrelis emigrantų imasi rizikingos operacijos – paštu atsigabenti ir parduoti nedidelį kiekį kokaino. Verslo planas žlunga su trenksmu. Muitinė randa kokainą, o Islandijos policija sulaiko visus 4 įtariamus grupuotės narius. Tarp jų ir emigrantą iš Lietuvos. Laukdamas teismo sprendimo, įtariamas kokaino paštininkas susirinko daiktus, nutarė grįžti į Lietuvą ir tapti politiku. Čia jis susimokėjo 14 000 eurų už narystę partijoje ir užsitikrino aukštą vietą jos sąraše, suteikiančią puikius šansus tapti naujos kadencijos Seimo nariu. Šis politikas tai mažai kam girdėtas verslininkas Aleksandras Fursas. Turgus juda, tuoj atsigaus. Remigijaus Žemaitaičio partijos Nemuno aušra kandidatas numeris 15. Rinkėjams pristatomas kaip pavyzdinė emigranto sėkmės istorija. Aš manau, kad tai yra žmogus, kuris tobulai išmano verslą, jis taip pat yra verslininkas, buvęs emigrantas, šiuo metu ateitį savo kūrintis Lietuvoje. Kokaino pašto byloje jau nuteistas veikėjas, dosniausias Nemuno aušros narys. Bet klausimų kelia ne tik Aleksandro Furso indėlis į partijos kasą, nes saujelė nebūtinai turtingų Žemaitaičio bendražygių rinkimams sumetė tokius pinigus, kokių kitos partijos negalėtų net susapnuoti. Aleksandras Fursas – spalvinga ir paslaptinga Seimo rinkimų asmenybė. Pastaruosius 14 metų praleidusi toli nuo Lietuvos. Kas šis žmogus, be jokios patirties politikoje šovęs į 15 populiarios partijos sąrašo vietą, klausėme ne pirmi. Nevoksiu šlovės, tamsta pirma tą žmogų radote. Tai kaip sudomino jūs kandidatas numeris 15? Patikslinkim, aš radau antrą. Pirmas rado Remigijus Žemaitaitis ir įsitraukė į savo sąrašą. Pradėjau žiūrėti jo pateiktus duomenis apie save. Aišku, užkliuvo tokie dalykai kaip tik tai pagrindinis išsilavinimas, net ne vidurinis. Tada mačiau ir pasibaigusi jau beje teistumą kažkada už vagystę su, man atrodo, ten tuo visų įsilaužimu ir visa kita. Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenimis, Fursas už narystę Nemuno aušroje susimokėjo 17,5 tūkstančio eurų. Tai didžiausias nario mokestis šiais metais sumokėtas ne tik šiai partijai, bet ir tarp visų Seimo rinkimuose dalyvaujančių politinių jėgų. Bet plačiai praverta piniginė ne vienintelė išskirtinė kandidato savybė. Taip, Aleksandras Fursas turi teistumą. Ir atrodytų, kad tai baisiai pasenusi istorija, nes teistumas užsidirbtas prieš daugiau nei 2 dešimtmečius. Tik pats kandidatas apie jį kažkodėl meluoja. Furso teistumo reikalus atkapstė Panevėžio krašto žurnalistai. Paaiškėjo, kad jaunystėje būsimas kandidatas su bičiuliu vagiliavo iš sodų bendrijos. Tarp Furso pavogtų daiktų – sofa lova, 2 foteliai ir elektrinė viryklė. Vis dėlto pats Nemuno aušros kandidatas tvirtino buvęs pagautas vagiant obuolius. Nu, tai gal obuolius vogė, močiutė pagavo tenai paauglystėj, žinai, po to susitaikėm ir viskas. Obuoliai obuoliais, bet Aleksandro Furso reikalai su teisėsauga šiuo incidentu neužsibaigė. Nes jau šiemet visiškai šviežias teistumas virš kandidato galvos pakibo Islandijoje. Nuo šios istorijos ir pradėkim. 4 emigrantų, apie kuriuos pasakojame šio video pradžioje, 2020-aisiais įsivėlė į, švelniai tariant, ne pačią protingiausią narkotikų prekybos operaciją. Dėl jiems vieniems žinomų priežasčių, kokainą į Islandiją jie sumanė atsisiųsti paštu per FedEx siuntų tarnybą. Operacija žlugo, nes voke paslėptus beveik 50 gramų kokaino Islandijos muitininkai aptiko be vargo.
Informavus policiją, pareigūnai kokainą iš voko pašalino, bet nutarė nenutraukti ištuštinto voko kelionės ir susekti kokaino paštininkus. Ir čia prasideda visas smagumas. Islandijos policijos surinktais duomenimis vokas perėjo per porą rankų, kol atsidūrė pas būsimą politiką Aleksandrą Fursą. Tai įvyko 2020 m. gruodžio 9 dieną. Ta pačią dieną visi 4 įtariamieji buvo sulaikyti. Policijos duomenimis būtent Fursas buvo paskutinis įtariamasis, kurio rankose pastebėta kokaino pašto siunta. Visgi Furso sulaikymo metu pareigūnai pastebėjo, kad vokas buvo išmestas per langą. Visi įtariamieji savo kaltę neigė. Tačiau sulaikyti kokaino paštininkai patys patvirtino, kad vokas turėjo būti pristatytas būtent Fursui. O būsimasis kandidatas į Seimą vienintelis atsisakė duoti parodymus. Visgi Islandijos teismo vertinimu policija surinko daugiau nei pakankamai įrodymų, rodančių, kad būtent ši emigrantų grupė užsakė voką su kokainu ir planavo jo atsiėmimą, su tikslu narkotikus vėliau parduoti. Taigi visi 4 kokaino paštininkai pripažinti kaltais. Viskas, ką tik išgirdote, visiškai šviežio Islandijos teismo nuosprendžio turinys. 4 kokaino paštininkai buvo nuteisti šių metų gegužę. Nemuno aušros kandidatui Aleksandrui Fursui skirta lygtinė 2 mėnesių laisvės atėmimo bausmė, o Žemaitaičio partija savo kandidato istoriją pasakoja kitaip. Savo grįžimo iš turtingosios Islandijos priežastimi Fursas įvardyja ne bet ką, o Remigijų Žemaitaitį. Rankose laikau Rimos Urbonaitės padovanotą Nemuno aušros rinkiminį laikraštį. Jame Aleksandras Fursas savo susižavėjimą partijos lyderiu išreiškė štai taip. Mes susitikom jau po naujųjų ir ta valanda vienoje Vilniaus kavinėje prabėgo lyg kelios minutės. Ką jis kalbėjo, buvo logiška, argumentuota, bet man daug svarbiau buvo tai, ką pasakė intuicija. Taip, tai šis žmogus. Aš juo turiu pasitikėti. Anot partijos leidinio, Žemaitaičio asmenybė emigrantui paliko tokį stiprų įspūdį, kad abejonių neliko. Reikia padėti. Jie su žmona apsisprendė, laikas namo. Tai pasirodo, tapti 15 numerių partijoje yra, sakyčiau, gana lengva. Tai tik aš nežinau, kas sužavėjo Remigijų Žemaitaitį. Ar išsilavinimas, pasirengimas ar galimi finansai? Klausimų apie Furso talentus, kompetencijas ir partijai atiduotus pinigus Nemuno aušros lyderis jau yra sulaukęs. Iki šiol Žemaitaitis aistringai gynė dosnųjį partietį. Daiva žemina žmogus pagal jo įsilavinimą. Tai aš nežeminu žmogus, aš sakau, kad yra tam tikros pozicijos, kur reikalingas išsilavinimas, kaip toks, kur jūs įsivaizduojat, kur tas žmogus turėtų dirbti Seime. Jisai šitas žmogus galėtų kuo puikiausiai dirbti aplinkos apsaugos komitete. Jūs nepergyvenkite dėl to žmogaus, dar kartą, man toks vaizdas, kad aš pergyvenu, nes man atrodo, kad jūs per mažai pergyvenate. Taip Žemaitaitis Fursą gynė dar prieš sulaukdamas mūsų klausimų. O susisiekus su Nemuno aušros lyderiu išgirdome, kad jis apie partiečio reikalus su teisėsauga sužinojo tik iš mūsų. Nežinau, žinau tik tai senai, kad buvo nuteistas, kad turėjo tą vaikystės, jaunystės tą problemą. Jo, čia daugiau negu 20 metų atgal, čia aišku, baisiai seniai. Jo, tai va šitą žinau. O apie tai, kad jisai turėjo problemų su teisėsauga Islandijoje, jisai jums nieko nesakė? Kadangi tai buvo pasaulio lietuvių pateiktas kandidatas, mes kadangi neturėjom, tai labai aš ten ir gal klausiu, žinai, o už ką jis ten yra nuteistas? Už kokainą. Už vartojimą ar ką? Sužinojęs, dėl kokio kiekio narkotikų jo partietis išgirdo teismo nuosprendį, Žemaitaitis pirmiausiai iškėlė versiją, kad beveik 50 gramų kokaino buvo skirta asmeniniam pasilinksminimui. Kaip supratau, ko gero jaučiamas, kad kokiam jaunimėlį kokį penktadienį sugalvojo padurniuoti. Na, kaip bebūtų, kokainas yra kokainas, o 50 gramų netiek ir mažai. Tai gal sudarausi ir viskas bus. Aleksandrą Fursą Nemuno aušros lyderis apibūdina kaip aktyvų ir labai komunikabilų partietį, griežtai pasisakantį prieš narkotikus. Dabar kai buvo konferencija, tai jisai visiems šitiem draudimam, ribojimam, tai jis kaip tik pritarė, jis kaip tik sakė, kad yra didelė problematika. Tai reiškia, matai, vaikis yra kažkada matyt pavartojęs arba kiek pravę. Kad jisai sakė, kad čia baisus dalykas, kad čia reikia kuo greičiau stabdyti, drausti, riboti ir panašiai. Vis dėlto Nemuno aušros vedlys šiuo metu nemato pagrindo Furso šalinimui iš kandidatų sąrašo.
Kokaino paštininkų istorijoje įklimpusio politiko pinigai taip pat lieka partijos kasoje. Taigi kokia atsakomybė laukia kokaino istoriją nuslėpusio kandidato? Anot Remigijaus Žemaitaičio, Fursas už savo elgesį gaus per ausį. O mes susisiekėme ir su pargrįžusiu Islandijos lietuviu. Kaip patarė Žemaitaitis, į Fursą kreipiamės per Facebooką. Pirma reakcija į klausimus apie kokaino paštą – kaltinimai Islandijos policijai. O netrukus politikas savo versiją išdėstė ir plačiau. Jis savo kaltę neigia, kaip ir teismo nustatytus ir kitų kaltinamųjų bei policijos pareigūnų patvirtintus faktus. Tai, kad vokas turėjo būti pristatytas būtent jam ir kad būtent jis mėgino atsikratyti įkalčių, išmesdamas voką per langą. O tai sakykit, jūs tą voką per langą išmetėt ar kažkas kitas? Aš jo net nemačiau, čia ta byla yra sufabrikuota. Bet byloje parašyta, kad jūs nešėtės voką, kuriam buvo transportuojamas kokainas. Žiūrėkit, parašyta, bet neužfiksavo jie nei vaizdo įraše, nei foto įraše. Mes teisme prašom, kad parodytų tuos dalykus. Jų nėra. Politikas ir toliau kartojo, neva byla buvo suklastota. Kas ir kodėl tai padarė, kandidatas taip ir nenurodė. O tai ką jūs apskritai veikėt su tais žmonėm, kurie pagal teismo nuosprendį garantuotai užsisakė kokainą ir bandė jį, kaip suprantu, įsivežti į Islandiją ir parduoti? Ne, tai vieną iš tų žmonių aš kažkada pažinojau, bet su juo nebendravau, bet policija bandė subendrinti ir nežinau, kaip ten gavosi dabar. Jūs sakot, kad byla sufabrikuota, o tai kieno tai interesas, kas norėtų jūs pakišti į kažkokią tai kokaino istoriją? Nu, nežinau, kad būtent ar mane pakišti, ar tuos žmonės pakišti, aš nežinau. Aiškindamas, kodėl jis vienintelis atsisakė duoti parodymus, kandidatas į Seimo narius tvirtino, kad tai tik įrodo jo nekaltumą. Klausiamas, kodėl apie problemas su Islandijos teisėsauga nepapasakojo Žemaitaičiui, pašnekovas tvirtino tam nematęs jokio poreikio. Buvau nuteistas žodžių lygį. Tai mane nuteisė todėl, bandė nuteisti, kad aš neliūdėjau prieš save, nes aš buvau 100% įsitikinęs savo teisėtumu. Tai aš suprantu, kad jūs apskundėt, bet tiesiog, jeigu turit jau priimtą teismo sprendimą, kuris jums nepalankus, tai kodėl nepasakyti apie tai Žemaitaičiui? Jūs suprantat, jisai nėra įsigaliojęs, jis nėra teisingas. Teismo sprendimas priimtas, tai tam, kad jis būtų priimtas, jis turi įsigalioti. Žinau. Fursas savo teisybę žada įrodyti Islandijos teisme. Visgi tolesnis bylos nagrinėjimas gali susidurti su nenumatyta kliūtimi – Lietuvos Respublikos Seimo nario neliečiamybė, kurią Fursui gali suteikti pergalę vienmandatėje arba aukšta vieta Nemuno aušros sąraše. Islandijos teisėsaugos institucijos turėtų kreiptis į Lietuvos teisėsaugos institucijas, tada atitinkamai vėlgi generalinė prokuratūra kreiptis į Seimą, prašyti panaikinti būsimo išrinkto Seimo nario teisinę neliečiamybę, kad jam galėtų būti pareikšti tam tikri kaltinimai ir taip toliau. Ir tada tas visas procesas jau toliau tęstusi, kaip ir turim pavyzdžių Lietuvoje. Jokios patirties politikoje neturintis Fursas Nemuno aušros sąraše įrašytas aukštų 15 numeriu. Aukščiau nei, pavyzdžiui, buvęs mokesčių inspekcijos vadovas Dainoras Bradauskas ar politikos veteranas Raimondas Šukys, išbandęs sveikatos apsaugos ir vidaus reikalų ministrų kėdes. Politologės Rimos Urbonaitės vertinimu, Furso vieta sąraše jam suteikia labai realius šansus tapti Seimo nariu. Labai toks minimalus scenarius, tai kad tikrai gali gauti iki dar 5 mandatų. Tai jeigu čia ar ne 5 vienmandatininkai išeina vienmandatėse, tai sąraše jis kyla, o galbūt partijos rinkėjai jį ir pareitinguos į viršų. Ne, šiaip jisai yra pakankamai reklamuojamas, aš matau ir per debatus kartais įsėdinti už Remigijaus Žemaitaičio nugaros, galų gale laikraštukyje, būtent jo yra interviu, ten kiek galbūt yra 10 žmonių paminėtų, galbūt net ir mažiau, bet jis ten yra. Gali būti, kad net ir pakeltas bus ir pagal pirmumo balsus į viršų. Kitaip tariant, didelė tikimybė, kad ponas Aleksandras mandatą gaus. Gegužę kokaino pašto byloje nuteistas politikas nutarė, kad narystė partijoje jam yra verta daugiau nei 17 000 eurų. Seimo rinkimų kampanijai jis jau paaukojo dar 6 000 eurų. Vis dėlto Remigijus Žemaitaitis nurodo, kad aukštą vietą sąraše Fursui suteikia ne pinigai, o savotišką loteriją. Labutės visiems. Gerai, vieną voką man, vieną savo ir tada mes pasidarysime. Ne, bet žiūrėk, čia jau jam lėmė burtai. Panevėžio miestas. Jo, jau čia jam, aš jam sakiau, jo pagal visą eilę, jeigu taip žiūrėt,
Jis turėjo būti 57. Bet yra 15. Burtas, tai kadangi miestai, buvo didieji miestai. Ir didieji miestai, kas 5 iš didžiojo miesto ėjo. Anot Žemaitaičio, didžiųjų miestų kandidatai traukia burtus, kurie ir nulėmė, kam iš jų atiteks aukštesnė sąrašo pozicija. Ir sugrįžėlių iš Islandijos tiesiog pasisekė. Ir vis dėlto, Furso atvejis Nemuno aušrai iš savo kišenės skiriant tikrai solidžias pinigų sumas nėra išimtis. Tai dalis taisyklės. Iš VRK pirmiausiai gavome apibendrintą nario mokesčio surinkimo statistiką. Čia pamatėme, kad 100 000 eurų ribą šiais metais peržengė tik 2 partijos – socialdemokratai ir Nemuno aušra. Daugiau nei 158 000 eurų surinkę socialdemokratai nario mokestį šiemet jau gavo iš beveik 3 000 narių. Vidurkis – 53 eurai žmogui. Nemuno aušra pagal nario mokesčio surinkimą nuo socdemų atsiliko apie 30 000 eurų. Bet įspūdingą 127 000 eurų sumą Žemaitaičio partijai sunešė 61 partietis. Nemuno aušros vidutinis nario mokestis daugiau nei 2000 eurų žmogui. Šiuos skaičius parodėme 2 ekspertėms, ne vienus metus praleidusioms stebint ir kontroliuojant politinės kampanijas. Buvusiai VRK pirmininkiai Laurai Matjošaitytei ir politologiai Rimai Urbonaitei. O ar buvo tokių atvejų, kai keliasdešimt vienos politinės organizacijos narių suaukoja 1000 eurų arba daugiau? 4ženklės sumas, žodžiu. Na, tokiu atveju nepamenu, kad būtų iš tikrųjų 4ženklių skaičių zonoje ir tokia didelė, reiškia, asmenų grupė. Bet, na, matyt, tie dalykai nėra statiški, viskas keičiasi. Šita visa kampanija laikosi iš tų sumestų nario mokesčių su labai apvaliomis sumomis ir iš to, kad irgi patys kandidatai meta pinigus į rinkimų sąskaitą. Vis dėlto pagal vidutinį nario mokestį pirmauja ne Nemuno aušra. Vienintelė politinė jėga su didesniu vidurkiu – Lietuvos liaudies partija, kurios vėliavą rinkimuose neša buvęs kandidatas į prezidentus Eduardas Vaitkus. Liaudies partijos nario mokesčio vidurkis daugiau nei 3200 eurų. Tiesa, nario mokestį šiai partijai šiemet sumokėjo vos 3 jos nariai. O VRK duomenų dėka galime juos nurodyti su vardu ir pavarde. Beveik 10 000 eurų nario mokesčio Lietuvos liaudies partijai sunešė 3 politikai. Partijos pirmininkas Tauras Jekelaitis bei 2 jos nariai. Į Seimą kandidatuojantis Tautvaldas Striška bei pernai savivaldos rinkimuose kandidatavęs Vladislavas Butko. Pastarieji 2 kandidatai turi vieną bendrą vardiklį. Po 2800 eurų nario mokesčio sumokėję politikai neturi tokių pinigų. Ar bent jau taip byloja viešai prieinamos jų turto deklaracijos. Su prašymu paaiškinti, kaip liaudies partija renka didelės nario mokesčio sumas iš kukles ar net nulinės santaupas deklaravusių narių, kreipiamės ir į patį Taurą Jekelaitį. Tik vietoje atsakymų jis nusprendė imtis auklėjimo. O žinote, aš elgiuosi taip, mane auklėjo tėvai, nelįsti svetimiems žmonėms į kišenę. Tai yra jūsų žmonės, nesvetimi? Ne mano žmonės. Ai, tai čia aš negerai darau, teisingai supratau? Nu, jūs lendat į kitų žmonių kišenę, tai aš nežinau, kam taip daryti. Žmonės turi savo pajamą, savo biudžetą ir kam lysti jį. Taip, aš pasikalbėjau, jie turi tokius pinigėlius ir daugiau turi, dar parems. Bet, kaip sako Eduardas Vaitkus, gana yra gana. O šiuo atveju gana apie 3 dosnius narius turinčią liaudies partiją. Sugrįžkime prie tikrųjų lyderių. Nemuno aušros ir jos narių, tarp kurių taip pat netrūksta tokių, kurie partijai paaukojo ir tiek, kiek kažin ar turėjo. VRK viešai skelbia visus partijų narius, kurių sumokėto nario mokesčio suma viršyje 360 eurų. Nemuno aušros atveju tai visi be išimties nario mokesčio mokėtojai. Ir tik 7 iš jų už narystę Nemuno aušroje sumokėjo mažiau nei 1000 eurų. Politologė Rima Urbonaitė viena pirmųjų susidomėjo Nemuno aušros surenkamo nario mokesčio fenomenu. Apie tai ji kalbėjosi ir su viena partijos sąrašo vedlių, Seimo nare Agne Širinskiene, kurios pavardės tarp dosniausių partiečių bent jau kol kas nėra. Jūs į rinkimų sąskaitą partijos jau pervedėte 500 eurų. Pasakykite, kiek pervedėte į partijos sąskaitą nario mokesčių? Nieko. Teisingai, nieko nepervedėte.
Taip, paukosiu kažkada. Taigi viena ryškiausių Nemuno aušros sąrašo asmenybių sako, kad saujelė partiečių tiesiog susimetė įspūdingai 127 000 eurų sumai. Rimos Urbonaitės tai neįtikina. Labai keistai 60 asmenų sugebėjo va taip lengvai surinkti virš 100 000 eurų. Tai taip tu gali turėti, bet aš nežinau, galbūt čia yra tokie entuziastai, kurie dėl partijos padarys viską. Savo partijas finansuojantys politikai negali taškytis bet kokiamis pinigų sumomis. Anot Lauros Matjošaitytės yra labai aiškios ribos, kurių peržengimas reikštų įstatymo pažeidimą. Nepriklausomai nuo to, ar asmuo nuspręs tik tai remti politinę, tarkim, organizaciją savo auką, ar remti politinę organizaciją nario mokesčių, bendra suma turi sutilpti į 20 VNDU sumą, tai yra arba kitaip ir nedaugiau dar kaip 10% praėjusių metų deklaruotų pajamų. Tai yra nustatytos tam tikros ribos ir niekas neturi teisės jos peržengti. Remigijus Žemaitaitis save ir dar 60 partiečių sunešusių įspūdingą 127 000 eurų sumą apibūdino kaip kolektyvą, kurio nariai nejaučia skersvėjo piniginėse. Mes esame žmonės, kurie pasiturintis, turim pinigų ir mes ir susimetėm, tai čia problemų man nėra. Bet nagrinėdami dosniųjų Nemuno aušros narių sąrašą radome ne tik pasiturinčius, bet ir neturinčius. Į Seimą kandidatuojanti Kelmės tarybos narė Diana Razminienė deklaravo neturinti jokių santaupų. Ji taip pat nurodo pernai paėmusi solidžią paskolą. Nepaisant viso to, politikė partijai sumokėjo 1000 eurų nario mokesčio. O pradinių klasių mokytoja iš Šilalės Danutė Jotkevičienė pernai kandidatavo savivaldos rinkimuose ir nurodė turinti labai kuklias santaupas, bei iki mokesčių uždirbanti tik apie 15 000 eurų per metus. Bet už narystę Nemuno aušroje pedagogė iš Šilalės susimokėjo 1500 eurų. Vis dėlto Remigijaus Žemaitaičio toks partietės dosnumas nestebina. Tai aš įsivaizduoju, kad pradinėse klasėse dirbant tai yra žiauriai dideli pinigai pedagogui. Ir Nejuokau, žmogus eina į Seimą ir šeima nori, kad žmogus dalyvautų rinkimuose. 1500 čia yra daug žmogui, kuris nori būti kandidatu į Seimo narius. Nejuokau, Šarūnai. Ne, bet žinokit, aš čia kalbu apie Danutę Jotkevičienę, kuri į Seimą nekandidatuoja. Jinai tik tai į Šilalės tarybą pernai kandidatavo. Taip, tai jinai mūsų yra, tai čia yra visiškai jokios problemos nėra. Bet Jotkevičienės turto deklaracijoje, tiesa, čia iš pernykščių rinkimų, tai gal pasenę, santaupos 2200 eurų. Tai kai turi tiek santaupų atiduoti 1500, skaudėtų, bent jau man tai tikrai skaudėtų. Baig, tik tais nejuokaukit. Dar įspūdingiau atrodo Zigmundas Pipilevičius, Nemuno aušros kandidatas Nemenčinės vienmandatėje apygardoje. Jis deklaravo neturintis jokių santaupų ir pernai negavęs nei euro pajamų. Ir tai Pipilevičiui nesutrukdė partijai sumokėti 1500 eurų nario mokesčio. Kiekvienas politinės kampanijos, dalyvio iždininkas prieš arba politinės kampanijos, būtent politinės organizacijos, iždininkas, asmuo atsakingas už finansinę atskaitomybę, jis turėtų patikrinti, ar tas asmuo, kuris aukoja ar skiria politinė organizacijai nario mokestį, turi tokią galimybę. Nemuno aušros rinkimų štabo vadovas Robertas Puchovičius sako, kad visa tai ir buvo padaryta. Anot jo, Pipilevičiaus duomenyse įsivėlė klaida. Aš girdėjau, kaip štabo vadovas šitas situacijas, tai man atrodo, ten žmogus padarė pataisyti deklaraciją, kiek žinau. Ar kol kas nepataisyta? Kodėl praėjo pinigėlį, reiškia, ten pataisė, aš kiek žinau, kiek aš va taip, iš tą situaciją atsimenu, žmogus pusę metų dirbo, po to pusę metų buvo darbo biržoje, žinau. Kaip žmogui iš darbo biržos 1500, tai tikrai nemažai? Žiūrint, kaip skaičiuoti. Zigmundas Pipilevičius pirmas, bet tikrai ne paskutinis Nemuno aušros narys susijęs su pačiu Robertu Puchovičiumi. Jokių pajamų ir jokių santaupų neturintis Pipilevičius šių metų pradžioje įdarbintas Puchovičiaus bendrovėje Lajota. Bet Puchovičius tvirtina, kad Pipilevičiaus įdarbinimas su partijos finansavimu niekaip nesusijęs. Zigmundo Pipilevičiaus atveju tai jūs ne tik rinkimų štabo vadovas, bet ir jo darbdavys, jūs jį įdarbinot šių metų sausį. Šiai dienai taip. O čia gal, nepykit, kad taip atvirai klausiu, čia gal kompensavimas to nario mokesčio? O ką mums reikėtų kompensuoti, žinai? O Puchovičiaus pavardė dosnių Nemuno aušros narių sąraše kartojasi ne kartą ir ne du. Ir ne tik per nario mokestį, bet ir per tiesioginį kampanijų finansavimą. Puchovičiaus žmona už narystę partijoje paklojo 1500 eurų. Jos brolis dar 2000.
Dosnių partijos narių sąraše ir Darjušas bei Edvardas Puchovičiai. Už narystę kartu sumokėjo beveik 5000 eurų. Ir tuo Roberto Puchovičiaus giminės indėlis į Nemuno aušrą neapsiriboja. Kuomet Remigijus Žemaitaitis siekia prezidento posto, pats Puchovičius jo kampanijai paaukojo 5000 eurų. Šiuo metu vykstančiai Seimo rinkimų kampanijai verslininkas skyrė dar 24 000. Taigi Robertas Puchovičius ir jo giminaičiai šiemet Nemuno aušros sąskaitą papildė 37 000 eurų viršijančią sumą. Ne, tai viskas gerai mokėjo, ir mokėjo ir žmona, ir brolis mokėjo, ir tėvas mokėjo. Negaila tokių pinigų? Aš žinau, kad jeigu tiki kažkom ir tai čia mes darom, tai tokią paramą į ateitį darau ir aš tikrai patį noriu, kaip sakant, likti ateityje. Tai aš skaitau, kad čia tokia, kaip sakant, investicija kažkokia ateitį labiau. Žinoma, išnagrinėjome ir kitų dosniųjų Nemuno aušros narių indėlius į prezidento ir Seimo rinkimų kampanijas. Daugelis jų jau patuštinę kišenes nario mokesčiui buvo nemažiau dosnūs ir aukodami į partijos bei jos lyderio rinkiminės sąskaitas. Tiesa, nebūtinai sėkmingai. Dar neseniai bedarbių su nulinėmis pajamomis buvęs Zigmundas Pipilevičius Seimo rinkimų kampanijai mėgino paaukoti 1500 eurų. Lygiai tiek, kiek sumokėjo nario mokesčio. Tačiau auka priimta nebuvo. Tokia pati situacija kartojasi su dar 14 Nemuno aušros narių, kurie kampanijai bandė pervesti lygiai tiek pat ar net daugiau, nei jau buvo sumokėję už narystę. VRK duomenimis Seimo rinkimų kampaniją nesėkmingai paremti bandė net 15 iš 60 dosniausių Nemuno aušros narių ar jų giminaičių. Bendra nepriimtų aukų suma daugiau nei 33 000 eurų. Remigijus Žemaitaitis neslepia, kad ši suma susidarė dėl partiečių, kurie Nemuno aušrą norėjo paremti labiau, nei leidžia įstatymas. Mes dėl to ir pasakėm, kad negalima priimti, tai yra viršyta suma. Taip, nu tai dėl to ir yra. Visgi daugeliui 60-tuko narių pavyko ir sumokėti nario mokestį, ir papildyti partijos arba jos lyderio rinkiminę sąskaitą. O bendra matematika daugiau nei įspūdinga. Bendra Žemaitaičio partijos narių ir jų giminaičių šiemet suaukota suma jau tikrai viršyje 200 000 eurų. Pačius dosniausius partijos narius galima skaidyti į 3 grupės. Jau minėtas Robertas Puchovičius ir jo artimieji partijai sunešė 37,5 tūkstančio eurų. Antroje vietoje partijos lyderis Remigijus Žemaitaitis, jo žmona ir svainis. Ši trijulė Nemuno aušros ir jos lyderio rinkiminę kasą papildė 35 000 eurų suma. Trečias, 15 numeriu Nemuno aušros sąraše įrašytas Aleksandras Fursas. Kokaino pašto byloje nuteistas kandidatas partijai skyrė 23,5 tūkstančio eurų. Pats Žemaitaitis patvirtino, kad nario mokestis Seimo rinkimų kampanijoje sudarys daugiau nei 50% visų numatomų išlaidų. Anot Nemuno aušros lyderio 100 000 suma jau seniai išleista apmokant partijos kandidatų rinkiminius užstatus. Vis dėlto Žemaitaičio partijos narių dosnumas neturi precedento. Nuo 2020 metų, kai pradėta skelbti dosniausių nario mokesčio mokėtojų statistiką, ne viena partija nesugebėjo surinkti tiek daug pinigų iš tokio mažo narių kiekio. Yra tokių, kaip jūs minėt atvejų, kai, pavyzdžiui, atrodo pinigų nėra, o nario mokesčių yra. Nes mes turim visada labai aiškiai skirti, yra nario mokestis ir rinkimų atskira sąskaita. Ir ten yra šiaip jau 2 atskiri failai. Tai mes su tais failais čia 2 turbūt ir žaidžiam vis, na, aš taip kabutėse sakau žaidžiam, bet mes matom, kad kartais tikrai kyla klausimų, ar žmogus turėjo iš ko ir galų gale, ar jūs tikrai savo visas santaupas, kurias dabar turite, atiduotumėte rinkimų kampanijai. Mūsų surinkti duomenys rodo, kad bent jau dalis Nemuno aušros surinktų pinigų kelia rimtų klausimų dėl partijos narių finansinių pajėgumų. Vis dėlto Nemuno aušros lyderis tvirtina, kad nieko įtartino čia nėra. Tu eini pas narių ir sakai, žiūrėk, hebra, visi norim dalyvauti rinkimuose. Norim kažkas pasiekti rezultatų, kažkas bus Seimo narys, kažkas bus Seimo nario padėjėjas, kažkas gal kažkur tai toliau postą kokį gaus. Nu tai žiūrėkit, bandom, važiuojam šitą dalyką. Tai ta prasme, jūs nario mokestį norėsit kompensuoti iš valstybės kišenės, jeigu ten įdarbinsit padėjėjus? Nario mokesčio nereikės kompensuoti. Nemuno aušros finansų išskirtinumą geriausiai parodo kitų Seimo rinkimuose dalyvaujančių partijų statistika. Pagal partijos narių dosnumą šiai partijai neprilygsta niekas. O absoliučių rekordininkų kategorijoje Nemuno aušros politikus lenkia tik vienas milijonierius.
Nekartą minėtas Nemuno aušros kandidatas Aleksandras Fursas sumokėjo net 17,5 tūkstančio eurų nario mokestį. Pagal šią sumą jis nusileidžia tik vienam žmogui tarp visų rinkimuose dalyvaujančių partijų. Lietuvos žaliųjų partijos įkūrėjas, milijonierius Remigijus Lapinskas už narystę savo partijoje susimokėjo 33,5 tūkstančio eurų. Dar 10 tūkstančių už narystę susimokėjo jo žmona. Tiesa, tai padaryta pernai, savivaldos rinkimų metais. Partija patvirtino, kad rekordinis Lapinskų šeimos įnašas buvo skirtas būtent šių rinkimų finansavimui. Trečioje vietoje pagal sumokėtą nario mokestį Demokratų sąjungos vardan Lietuvos milijonierius Valerijus Stankevičius. Jis savo narystę partijoje įvertino 14 tūkstančių eurų. Tiesa, tai bendra suma sumokėta per 2022 ir 2023 metus. Šiuo metu Stankevičiaus veiklą vertina Valstybinė mokesčių inspekcija. Politiko reikalais VMI susidomėjo po šių metų pradžioje publikuoto Sienos tyrimo. Jei norite daugiau skaičių, juos rasite Sienos tekste. Nuoroda į jį šio video aprašyme. O mes savo pasakojimą pabaigsime grįždami prie Nemuno aušros finansų. Politikos užkulisiuose jau kurį laiką sukasi gandas, kad fenomenalus Nemuno aušros nario mokesčio biudžetas ne Žemaitaičio partijos narių, o kažkieno kito pinigai. Buvusi VRK pirmininkė Laura Matjošaitytė sako, kad toks partijų finansavimo modelis yra įmanomas, bet įrodyti šešėlinės kasos egzistavimą būtų labai sudėtinga. Įmanoma tokia situacija, kai politinės organizacijos nariai į rankytes gauna apvalias sumas grynųjų, o paskui jau pavedimu tvarkingai perveda partijai. Na, vėlgi, teoriniu lygmeniu tokia situacija būtų galima, jeigu asmuo, tarkim, turi savo deklaracijoje deklaravęs pakankamai pajamų turto ir jisai galėtų tokio dydžio auką aukoti, tai jeigu jam kažkas tai duotų atitinkamą sumą pinigų, jisai galėtų tą sumą paaukoti politinė organizacija ar tai skirti nario mokestį. O vėliau, kita dalis, vėlgi, yra tas susitarimas, ar ne tarp to asmens, kuris davė tam tikrus, tam tikrą dydį pinigų ir koks yra, tikslas, galbūt, yra kažkoks pažadas atsilyginti ateityje, tai, tokie bet kokie susitarimai, vėlgi, įstatymų leidėjo politinė organizacijų įstatymai yra labai aiškiai draudžiami. Na ir politikus su grynaisiais pagauti netaip ir lengva. Linkėjimai Eligijui Masiuliui. Taip, be jokios abejonės netaip ir lengva yra. Ir Vyriausia rinkimų komisija nėra ikiteisminio tyrimo institucija ir vadovaujasi tais duomenimis, kurie jie yra prieinami. Remigijus Žemaitaitis patvirtino jau girdėjęs apie tokį Nemuno aušros finansinio fenomeno paaiškinimą. Politikas netgi tvirtina žinantis, kas už viso to stovi. Žiūrėkit, tą naratyvą skleidžia konservatoriai nuo pirmos minutės, tai sėkmės jiems tą dalyką daro. Remiga, nuo pasaulyje nuo seno daug šnipų gyvena, tarp jų ir Stasė Sorošo dukra. Bet yra Remiga, kol būni sargyboj, tol priešui šansų prasiverš nėra. O Remiga, jis medžiotoja šnipų su jutiubu, rasti priešą nesunku.